konsultuojant porą ar nėščią moterį, pradžioje jiems kyla labai daug klausimų. Vienas iš tų klausimų yra apie folio rūgštį. Tai kasgi yra ta folio rūgštis? Tai yra vitaminas B9, natūraliai gamtoje randamas kaip folatų pavadinimu. Kodėl jinai yra tokia svarbi nėštumo metu? Tai dėl to, kad folio rūgštis dalyvauja DNR ląstelių sintezėje, ląstelių dalijimosi procese, nervinio bei kraujo audinio formavimasi. Todėl yra rekomenduojama idealiausiu atveju folio rūgštį naudoti 3 mėnesius iki pastojant ir pastojus iki 12 nėštumo savaitės. Žinoma, kad yra tokių situacijų, kai to suplanuoti neišeina, todėl pamačius teigiamą nėštumo testą, pirmas dalykas, ką reikėtų įsigyti, tai yra folio rūgšties. Taip pat yra įrodymų, kad tęsti folio rūgšties naudojimą viso nėštumo metu irgi yra naudinga, ypatingai toms moterims, kurioms yra anemija. Tai kokią dozę reikėtų naudoti per dieną kiekvienai nėščiai moteriai? Tai dozė yra nedidelė, tai yra 400 mikrogramų per dieną. Ja galima išgerti bet kuriuo paros metu ir tai neturi įtakos nei su maistu, nei po maisto ar prieš maistą, tiesiog bet kuriuo paros metu. Jeigu vartojate kažkokius kitus medikamentus, galima pasitarti su gydytoju, kuriuo paros metu ją būtų geriau išgerti. Taip pat būna situacijų, kada gydytojas gali jums paskirti receptinę folio rūgštį, tai yra tokia folio rūgštį, kurioje yra 5 mg folio rūgšties. Tai yra daugiau negu 12 kartų didesnė dozė nei apie tą, kurią mes aptarėme. Tai yra specifinių situacijų metu. Kaip pavyzdžiui, nėščioji serga cukriniu diabetu, epilepsija, jai yra nutukimas, jis serga živ infekcija, turėjusi naujagimį, kuris turėjo nervinio vamzdelio vystymosi defektų. Taip pat daugumai kyla klausimas, ar galima folio rūgštį gauti su maistu ir negerti papildomos tabletės. Taip, folio rūgšties yra daugelyje produktų, ypatingai žaliose daržovėse, tokiose kaip špinatai, romane salotos, briuselio kopūstai, ankštiniuose produktuose, taip pat riešutuose, avokaduose, apelsinuose, grūduose. Taip pat galite pastebėti, kad folio rūgštimi yra papildyti kai kurie sausi pusryčiai, grūdų batonėliai, bet norint užtikrinti tikrai reikiamą dozę, nes mes ne kiekvieną dieną suvalgome reikiamą kiekį tų produktų, vis vien reikėtų vartoti papildomą tabletę su 400 mikrogramų folio rūgšties. Taip pat gali kilti klausimas, ar galima perdozuoti folio rūgštį. Ypatingai tą klausimą gali iškelti tos moterys, kurios vartoja 5 mg folio rūgšties per dieną. Tai reikėtų tai žinoti, kad folio rūgštis yra tirpus vandenyje vitaminas ir jo perteklius yra pašalinamas su šlapimu, bet dėmesį reikėtų atkreipti į tas pacientės, kurios taiko dar veganišką mitybą, nes folio rūgštis gali maskuoti kito vitamino, tai yra B12 trūkumą. Tai tos pacientės turėtų detaliau aptarti savo mitybinius klausimus su specialistu.